mes su jumis susitinkame pirmą kartą mūsų žilalaidėje. Mano draugė Rasa, su kuria mes mokėmės vienoje klasėje ir kuri buvo žurnalistė ir dabar padeda būtent vyresnio amžiaus žmonėms jų komunikacijas vystyti, sugalvojo šitą žodį žilalaidė, aš manau žodis puikus. Ir mes iš tikrųjų kalbėsime apie žmonių, kurių plaukai žili. Aš tiesą pražilau 28, tai mes apie vyresnius žiluosius kalbėsime. Ir šiandien mes turime svečią, labai garbingą svečią, mes susitinkame su Medardo Čoboto 3 amžiaus universiteto rektorė, ponia Zita Žebrauskienė, kuriai ta tema labai aktuali dėl to, kad jinai vadovauja institucijai, kur susirenka va tie nestereotipiniai žilagalviai. Taip? Šiaip iš tikrųjų visi sutikime, kad yra didelė sėkmė sulaukti tos žilos galvos ir pensijos, nes ne visi jos sulaukia. Taip, tai jau pirma sėkmės istorija. Vis dėlto, kada viešoje erdvėje kalbama apie vyresnio amžiaus žmonės, apie tokio garbesnio amžiaus žmonės, tai visada viskas per vieną labai siaurą ir keistą prizmę. Mes girdime, kad senjorai yra našta visuomeniai, nelankstus, lėti, nesugeba susitvarkyti su technologijom, tiesa, labai paradoksaliai, dažnai jie ir nesugeba susitvarkyti ir tuo pačiu metu jos kaltina, ko jie visą laiką rašo tenai tuose socialiniuose tinkluose. Kažkoks tai kognityvinis disonansas. Mane ypatingai žeidžia, kai sako, kad jie yra našta visuomeniai, sulaukia pensijos. Palaukite, jie visą gyvenimą mokėjo mokesčius ir išlaikė tų metų pensininkus, beje nešaukdami, kad tai yra našta. Ir dėl to mes norime šiandien pašnekėti, ar čia yra tik etiketės, bet ar iš tikrųjų kas yra anapus tų etikečių. Ir tikrai labai įdomu, kaip jums atrodo, kiek šie stereotipai yra Lietuvoje paplitę, kaip jie atsiranda ir svarbiausia, kam jie yra naudingi arba nenaudingi. Jau jūs norite, kad aš kalbėsiu. Iš tiesų labai ačiū, kai jūs tokią palėtė temą, labai gražus pavadinimas, mes visi žilagalviai ir labai jūs tiksliai pasakėt, kad reiškia tą senatvę ne kiekvienam duota, jį kai po ordiną reikia užsitarnauti. Ir kada mes ateinam, aš visą laiką sakau, senatvė tai yra visų svajonių įgyvendinimo laikas. Ką mes svajojom, dabar mes jau galime įgyvendinti. Ir suprantat, šitas senatvė yra nuostabus periodas. Ir dabar jūs sakot tie stereotipai. A kas jos pagimda? Jūs pagimdo, mes patys ir pagimdo žiniasklaidą svarbiausia. Jūs pasižiūrėkit, mane visą laiką labai pykina. Kada kai tik parodo jau pagyvenusi žmogų, visą laiką jį parodo tokį sulenkusi, nusmurgusi, ten visą laiką tai tarsi prie konteinerių ieškant ir visą kitą. Tai yra ne mūsų, tas yra, arba yra te rodo, kad bamba ir bamba. Irgi, ko jie bamba? Todėl, kad jie neturi savo tikslo, jie neturi ką veikti, jie sėdi prie pečiaus ir dabar mūsų 3 amžiaus universiteto misija yra, kiek galim daugiau ištraukti. Aš kiekvieną sakau, atsiveskit po 1, po 2, kai išeiti iš už to pečiaus, ir tada jie visai pasikeičia, jie tampa pozityvus, jiem visko užtenka. Ir sakysi, manęs nemėgsta žiniasklaida, todėl, kad sako, pas jūs nėra problemų. Pas jūs nėra problemų, pas jūs viskas gerai, jūs visi laimingi. Aš atsimenu, meras Šimašius sakydavo, sako, ateina pagyvenusių žmonių prezidentė amžinatilsį Grasilda, tai atrodo visi badu miršta, visiems labai blogai. Ateina Žebrauskienė, trūksta salių šokiams. Bet jūsų salės šokiams ir yra apie senatvę. Taip. Ir mūsų salės yra pilnos ir visi pilni. Ir pasako, neturi bėdni. Aš kai paklausiau žurnalistų, jie mane nemėgsta. Sakau, tai pasakyk, kai tokie bėdni badu mirštant, tai iš kur tie žulikai pavogė iš tų senjorų, išvilioja tokias sumas pinigų. Ir jie turi pančiakos, jie turi pasislėpę. Ir mes turime tą stereotipą keisti. Sako, neįdomus. Mes esame įdomus, mes turim tokią patirtį, kad anūkai ir vaikai nenori mūsų klausyti, nes jie nuo pat vaikystės jau mes tam nusibodė. Bet kada mes ateinam į namus su nauja informacija, sakysim, kada keitėsi telefonuose nuo 8 į 0. Mes senjorai
3 amžiaus, sužinojom pirmieji, apmokėm. Ir pareini namų, sakai, jau nebebus 8, bus 0. Anūkas, koks iš kur tu žinai? O tai aš pateikiu naują informaciją ir aš darausi įdomi. Aš pateikiu, sakysim, kokias technologijas iš senų laikų, ten va tas kokias, ar ten siuvinėjimą, ar dar kokias. Irgi, o iš kur tu taip vat viską žinai? Ir jiem pasidaro įdomu. Mes patys, mūsų yra labai blogi, bet labai maža savivertė. Mūsų savivertė turėtų būti didesnė, mes turėtume didžiuotis, kokie aš, kiek aš pragyvenau, kiek aš vaikus užauginau, anūkus užauginau, aš viską moku, žinau. Bet žiūrėkit, jūs pati pasakėte, ir va čia Rasa tuoj parodys skaičiais, kad žurnalistai jūsų nemėgsta, nes jūs problemų neturite. Netgi turėjot problemą, salių trūksta. Taip. Bet salių problema turbūt jiems atrodo ne problema. Jiem reikia intrigos, Man atrodo, čia yra intriga. Ką veikia ten susitikę žmonės, šoka ir dainuoja. Ir va Rasa dabar iš tikrųjų pateiks jau objektyvę žiniasklaidos tyrimo objektyvų. Taip, pirmiausia, tai aš pabandžiau pasižiūrėti, koks yra įvaizdis, tiesiog per Google, ir pamačiau, kad dominuoja vis dėlto toks liūdno, tokio suvargusio, nelaimingo, neturinčio už ką pragyventi, galo su galais nesuvedančio, turinčio daug sveikatos problemų, toks senjoro įvaizdis. Tada dar paieškojau ir radau, kad prieš 3 metų Mediaskopas išanalizavo ir paskelbė, kaip žiniasklaidoje vaizduojami vyresnio amžiaus žmonės ir rezumavo, kad kalbama mažai ir stereotipiškai. Kokie tai yra stereotipai? Atkreipė dėmesį Mediaskopas analizuodamas, analizavo kartu su lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tai pirmiausia atkreipė dėmesį, kad dažniausiai vartojamas terminas senjorai. Žiniasklaidoje jis skamba 3,5 karto dažniau nei pensininkai. Ir šie du žodžiai turi visai skirtingą emocinį svorį. Žiniasklaida būtent jiems suteikia skirtingą emocinį svorį. Kad pensininkai dažniau minimi vienišumo ir kriminaliniuose kontekstuose, o senjorai bendrovių įmonių komunikacijoje, tai yra, kai siūlo prekes, vaistus, papildus, paslaugas, nemokamus renginius. Ta patį aš pabandžiau padaryti pasitelkusi Google nuotraukas. Iš pradžių surinkau žodį pensininkai ir man Google nuotraukos parodė 4/5 nuotraukų, tai buvo senos rankos skaičiuoja centus. Senukas su lasdele vos paeina. Nors visi turi korteles. Senukas su lasdele vos paeina. Kai gatvių nevalo, tai visi sunkiai paeinami ir jauni. Žodžiu, suvargę, prastai apsirengę ir taip toliau. Tada pakeičiau paiešką, surinkau žodį senjorai ir atsiskleidė visai kitokie vaizdai. Tai yra besišypsantis, pozityvūs, kažkur keliaujantys. Bet akcentas yra gerai sugalvotas. Ir čia tyrimai Rasa gerai paminėjo akcentą. Aš noriu atkreipti ypač dėmesį akcentą. Tie senjorai, kurių daug, jie atsiranda reklamos fone, marketingo. Žiūrėk, tu galėtum duoti savo pinigus man. Kartais tai yra tiesiog sukčiavimas. Dabar noriu pacituoti vieną vietą, apie kurį kalbėjo Mediaskopo atstovė Vilūnė Kaikarienė, kad pastebėjome, kad senatvės kaip nepageidaujama vengtino ir baimę keliančio reiškinio apibūdinimai dažniausiai kyla iš pačios žiniasklaidos. Ne iš visuomenės, o iš žiniasklaidos. Žiniasklaidos pesimizmas amžėjimo atžvilgių jau sisteminė problema. Gana dažnai gąsdinama su senatvė siejamais simptomais bei sunkomis diagnozėmis, o siekiant jų išvengti, siūlomi abejotinos vertės panacėjų receptai, stebuklingi kabutėse, vaistai, neva senatvė įveikianti kosmetiką ir taip toliau. Tiesa, tyrimas taip pat identifikavo pagrindinį optimizmo šaltinį. Tai valstybės ir savivaldybės institucijų, švietimo bei kultūros įstaigų komunikacija orientuota į vyresnio amžiaus žmonių integravimą ir aktyvų visuomenės gyvenimą. Kartu aš noriu pažymėti,
kad Medioskopas tyrė 750 tradicinės žiniasklaidos priemonių ir tyrė 2 metus. Tai buvo ir naujienų agentūrų straipsniai, ir radio, televizijos pranešimai, regioniniai leidiniai, interneto leidiniai. Ir niekur iš tam tyrime, bent jau kur jisai pristatytas, niekur nepastebėta, kokį pozityvų vaidmenį vaidina Trečio amžiaus universitetai. Jie kaip ir nematomi, žiniasklaida jų nemato ir nežino. Kad jūs mane nustebinot sakydama, jūs jums problemų neturite, jūs žinai. Tai va, tai dabar kartu noriu Jie turi problemų su savo smegenim dažnai. Tada noriu paklausti iš karto apie tai, kad teigiama, kad būtent žiniasklaida tai parodo ir po to visuomenė tai atsispindi, visuomenės nuomonės tendencijose. Vienas ryškiausių mitų, kad vyresni žmonės pirmiausia yra problema, kad jie našta, o ne patirties šaltinis. Ką patys senjorai mano apie tokius stereotipus? Ką jūs manote apie tokį stereotipą? Kad tai yra pirmiausia našta, o ne patirtis? Yra patirtis ir yra didžiulė patirtis. Ir ta patirtis, suprantat, mes patys senjorai, patys esam kalti. Mes kartais save taip sumenkinam ir nepripažįstam to savo patirties. Ir kad sakau, tu viską tą žinai. Nu ką aš čia žinau, aš nežinau. Ir paklausai ir staiga išaiškė, kad puikiai žino. Puikiai žino. Ir svarbiausia, sakysim, jisai gėdinasi. Vat jau tas skaitmeninis raštingumas. Jis gėdinasi pasakyti, kad jis nemoka. Bet kada jis ateina į kolektyvą ir mato, kad jis ne vienas toks, pasidaro drąsiau, pradeda vienas kitą mokyti. Ir čia, sakysim, mūsų Trečio amžiaus universitete, kuo mes skiriamės, mūsų nereikia mokyti. Mokyti mūsų nereikia. Mes mokomės vienas iš kito. Ir mes taip gražiai gyvenam, ir tame to gyvenimo patirtis persiduoda savaime. Ir aš kaip tik noriu paklausti kitą klausimą apie modernes technologijas ir vyresnio amžiaus žmonės. Ar jos yra prieinamos, ar jos suvokiamas, ar jos vėl didžiulė problema ir neįveikiama? Dar vienas iš mitų. Viskas yra įveikiama, tik iš karto mes netikim patys savimi. Ir šiandien mes dalyvaujame projektuose skaitmeninio raštingumo, projektų labai daug. Ir langas į ateitį, ir niekas ne vienas nepamirštas, kur prezidentas kuruoja. Ir kiek yra daug žmonių, kurie lanko tos projektus, sakysim, arba... Ir yra mentoriai, kur vieni kitus moka. Tik tai. Bendramžiai, senjorai vieni kitus moka. Nes suprantat, kada jaunimui tas yra labai paprasta ir aišku, mes nenorim, kad anūkai mokinti ar vaikai. Ką to močiut čia neaišku, paspaudė greitai ir daugiau nedrįsta paklausti. Aš tai drįstu, bet aš su anūku sunkiai to vietu. Bet kada mentoriai, kada jie tokie patys moko, visiškai kitas rezultatas ir norinčių mokytis labai daug. Ir šiandien žiūrėkit, jau mes ir laikraščius skaitom, jau mes ir bilietus perkam, jau mes ir bankininkystę apmokam. Visiškai viskas yra įmanoma. Ir sakysim, mūsų kartais valdžia nemato šito ir sako, nematau naudos. Kai reiškia, jūs dirbat su individualiais žmonėmis. Tai tas individualus žmogus, aš jau ir šiandien kalbėjau, individualus žmogus tai yra visuomenės dalis, tai yra valstybei nauda, kad jis yra laimingas, kad jis gyvena savo vietoje, jam nereikia globos namų, kad jam nereikia vaistinės, kad jo laimės indeksas yra didelis. Tai čia yra didžiulis valstybei nauda. Ir tokie kolektyvai, tos tokios bendruomenės, kuris dirba su pagyvenusiais žmonėm, tai yra lobis. Man labai patiko, Raselė, tavo tas tyrimas, sako, pensininkas ir senjoras, skirtumas pavadinimai. Labai nemėgsta mūsų, kad juos vadinam pensininkais. Labai nemėgsta. Kai kurie nemėgsta vyrai, kad vadinam senjorai, senjoras, pomidoras, irgi nemėgsta. Visokių. Žinokit, aš nežinau kaip jums,
kai mane vadina senjorė, aš sakau, atsiprašau labai, aš gimiau Lietuvaitė ir pageidauju ją numirti. Nu, niekaip nesuprantu, ką jūs man tą ispanišką ir vapšiai... Jo, nu tai va Aš manau, kad pagyvenę. mes tam galėsime dabar skirti atskirą laidą Taip. apie senjorus, pensininkus, amžėjimą, senėjimą. Vieni amžėjimas nepatinka. kitus Nu, keistas iššūkius, žodis. taip. Nu, vat pagyvenę, aš sakau, tai yra socialinis kapitalas. Tai yra branda, tai yra auksinis kapitalas, tas pagyvenęs žmogus. Ir, sakysim, demografiniai rodikliai yra ne mūsų nauda, jų daugėja, bet tai ir patirties daugėja. Ir aš sakyčiau, kad darbdaviai daro klaidą, kur išstumia tą žmogų su didžiulė patirtim už ribos. Aš, pavyzdžiui, dirbau vienos įmonės direktorė ir atėjo pas mane valytoje dirbti buvusi ministerijos skyriaus viršininkė. Jūs patikėkit, jinai su savo intelektu, su savo erudicija, kaip jim pakeitė visą kolektyvą, kaip jim gražiai tas visas, aš dirbau švarumo centre, kaip tas visas skalbėjas pastatė į savo vietą, nu mergaitėsgi čia negražu, kaip jūs nesusitvarkėt. Praktiškai kaip edukatorė ką jūs čia būdama valytos ką pareigose. Fantastiškas pavyzdys. Ką jūs čia palikot po savęs, nu pasižiūrėkit. Ir ta Felicija taip pakėlė kolektyvo tą bendrą lygį. Valytoja. Nu, bet Bet jos patirtis, jos intelektas. Jos intelektas. Ir jinai nebijojo to darbo dirbti, bet kartu jinai labai daug. Ir visur mes galim. Dabar sako, oi, kokie jie nuobodus, jie niekur. Aš mėgstu irgi stebėti. Ir aš sekmadieniai stebiu, kada išeina iš bažnyčios. Bažnyčiai daugiausiai senjorai. Kur jie Netiesa, eina? mano bažnyčiai ne. Nu, taip, Ne, yra mano visa- bažnyčiai ne. Netiesa, Bet- bet taip. čia irgi mitas. Bet žiūrėkit, Priešingai. ką aš noriu pasakyti. Jie išėję iš bažnyčios, jie neskuba namo. Pilnos kavinės yra Taip. pagyvenusių žmonių. Pilnos kavinės. Ir man taip gražu. Ir jos pasima kavutę, pasima brendžiuko taurelį, sėdi, kalba, linksmos, kikena. Tai yra mūsų veidas. Tai yra mūsų, kur mes gal neturėjom galimybių jaunystėje nueiti tą kavinę. O dabar mes galim neskubėdamos pabūti, pabendrauti, pasėdėti. Ir tai yra didžiulis svajonių toks mūsų įgyvendinimas ir laimės to indekso didinimas. Aš sakau, visuomenė yra šaly laiminga tada, kada yra laimingos dvi kategorijos. Vaikai ir seneliai. Kada tos dvi kategorijos yra laimingos, tai ir visuomenė yra laiminga, yra daug siekianti, daug galinti. Ir aš, pavyzdžiui, visą laiką prisimenu vienoj bažnytėlėj kunigo žodžius. Jisai sako, organizuoja šalyje įvairius grožio konkursus, renkamis. Bet niekas neteina į mano parapiją pasižiūrėti. Jūs pasižiūrėkit, mūsų šitos moterytės yra pačios gražiausios. Kiek patirties raukšlelių, kokios skarelės, kokia šypsena. Jūs šiame stalėte idėją reikia seniorių misis konkursus rengti. Aišku reikia. Ir dabar, pavyzdžiui, mes 3 amžiaus universitete Sulėtų žiniasklaidą ir pradėtų keisti įvaizdį. Gyvensenos meno fakultetas, kur sudarėm sutartį su Grimo namais. Ir dabar mes vedame užsiėmimus makiažai pagyvenusioms moterims. Reiškia, kokie turi būti, koks grimas, kaip prisižiūrėti, kaip kas. Ir iš tiesų mes galime save pasisendinti, mes galime save pasijauninti, mes galime save išgražinti. Ir jūs patikėkit, susidomėjimas yra didžiulis. Faktas, didžiulis, natūralu, iš tiesų žmogiška ir tikrai labai labai naudinga. O aš dar tu norėjai paklausti, ar ne? Aš norėčiau, bet tą jūsų kalbėjimą, jis man labai patiko, ypač pavyzdys buvo tobulas ten. Aš norėčiau pasukti tokiu kampu. Ar kartais mes sakome, kad seni žmonės bamba, ten nepatenkinti kažko. Ar nėra tame ir tose stereotipuose ir jų įsigalėjime, ar nėra ištakos arba šaknis to,
kad žmogus tarsi nemato į ką atsiremti ir jo gyvenimas lyg ir praranda prasme. Nes vis dėlto sutikime, kad tikrai labai nemaža dalis vyresnio amžiaus žmonių gyvena vieni. Dėl įvairiausių priežasčių, našlės, vaikai užaugę, išvažiavę kartais į užsienius. Ir tada nyksta prasmė, prasideda bambėjimas. Ir kaip jūs matote, ar tai yra tiesos ir kaip tai galėtum veikti? Taip, vienas pavyzdys jūsų. Jūsų 3 amžiaus universitetai, betgi sutikime, jie yra ne visur ir jie net techniškai nelabai gali būti ant kiekviena maža miestelyje. Vat vis dėlto, kurioje pusėje čia turėtų būti ta bendrystė kuriama? Ar tiesa, kad prasme kurtų bendrystė? Taip. Ir tas vienišumas, kaip jūs sakėt, yra net 80% pagyventų žmonių yra vieniši. O tas vienišumas ir gimdo tokį, jis tarsi pats ant savęs pyksta, jisai neturėdamas su ko pakalbėti, neturėdamas su ko jisai sverti, sako, aš pavargstu ne nuo darbų, aš pavargstu nuo savo minčių. Ir tada jisai pradeda bambėti. Bet tas bambėjimas irgi yra iš neturėjimo ką veikti, iš neturėjimo kur realizuoti save. Ir kada jisai suranda nišą, kur jis gali realizuoti save, sakysim, ar per darbą. Dabar mes mesgėm kojines ukrainiečių kariams. Ten po 100 kojinių numesgėm porų įsiuntėm į tą. Tai jis turi prasmę ir jis jau neturi kada bambėti. Bet aš galvoju, kodėl vietoj to bambėjimo mes negalim dainuoti, kodėl mes negalim niuniuoti, bet ir vėl aš atsiremiu žiniasklaidą, kai parodo, tai kodėl jie tokie, tai kodėl aš čia ten neturiu bambėti, aš ir bambėsiu, negerai. Jūs pasižiūrėkit, kaip tik pakalbina kokį senjorą, dabar kokias ten problemas ar šalčių, ar pas mus nebuvo anksčiau tų žiemų, ar nebuvo to sniego, ar nebuvo tų šalčių, buvo, bet dabar padaro žiniasklaida tokias problemas, kad tokius skelbimus, ir tas žmogus pradeda vienas teigiamai, bambėti teigiamai, kad čia, ką jūs čia viskas gerai, gyvenam gerai ir čia jokių problemų ne. Kuris toks yra negatyvas, jis iš karto pasiduoda ir pradeda bambėti. Ir tas bambėjimas, pavyzdžiui, labai nepatinka anūkams, labai nepatinka vaikams. Ir tas mokymas, toks pastovus mokymas kabutėse. Aš čia noriu įsiterpti apie žiniasklaidą, kad jeigu vyresnio amžiaus žmonės, aš kaip žurnalistė turėčiau ginti, bet aš noriu kritikuoti. Mes abi turim didelę žurnalistinę patirtį ir galim pasakyti, kaip ten kuriami laukai. Jeigu žiniasklaida daugiau nušviestų tą pozityvę senatvę, kaip veikia 3 amžiaus universitetai, kokių veiklų gali būti, tų vienišų žmonių, kurie sėdi namie, gerokai sumažėtų. Jie eitų į šias bendruomenės 3 amžiaus universitetų, jie turėtų veiklos, bet ir daug kas nežino. Dėl to, kad neįmanoma prisikviesti beje žiniasklaidos renginius universiteto. Kai blogai jie atlieks, jeigu gerai, jie nemato ir negirdi. Labai teisingai, Raselė, pastebėjai ir iš tiesų pas mus tokie renginiai, kad atrodo, jeigu ateitų televizorių, tai jie turėtų savaitai medžiagos įvairiom temom kalbėti. Ir dabar buvo renginys pas mus, tai ir buvo iš žurnalistų sąjungos Audra Nugaraitė ir sako, tai kodėl nėra televizoriaus? Čia toks renginys. Niekam neįdomu. Jie paleis eilinio stand-up komiko vakarą. Pavyzdžiui, LRT baisiai didžiuojasi, kokį jie čia už laisvą žodį kovoja. Žiūrėkit, pirmadienį politinė laida, visiškai aiškus atsakymai bus, antradienį nebepamenu net kas, trečiadienį politinė laida, aš žinau, ką vedėja klaus iš anksto ir žinau, ką kalbės tie, kurios pakvietė, visada vienodai. Ateina ketvirtadienis. Ir tada mes turime klausytis. Man neįdomių jokų. Aš kartais taip prisiverčiau porą kartų, man neįdomu. Lėkštų. Gal, suprantat, tai irgi turbūt amžiaus klausimas, bet vyresnio amžiaus žmonėms turbūt įsivaizduojama, aš nežinau, ar vis dar yra, duokim garo, bet čia įsivaizduojama, kad jau tada susėda senjorai, kurių tarpe, aš nežinau, labai didelis procentas žmonių su daktaro laipsniais, čia iš 3 2 sėdi, žurnalistas, ir mes turim žiūrėti, tai aš nesu didelė folkloro mylėtoja. Aišku, aš galiu įsijungti, ką ir padarau, klasikos kanalą, pasižiūriu, vaikštau filharmoniją,
Bet, vat Filharmonija atiduodam pagarbą, padarė 3 eilės, už tikrai nebrangius bilietus, bet būtent senjorams, bet iš tikrųjų aš neturiu ten laidų, kurios būtų apie protingą senatvę, ne kaip problemą, Beje, o kaip žmogaus gyvenimo tarpsnį ir labai gražų. yra keletas laidų, bet tai yra interviu tipo. Ne, tai Imam čia interviu, bet apskritai apie senjorų gyvenimą, apie senjorų situaciją mūsų visuomenėje ir taip toliau nėra. Ne, Apskritai nėra. nėra. Ir pavyzdžiui, Čia šitą neįdomu aš labai atseit. daug esu kalbėjusi įvairius susitikimus ir vyriausybėje ir visur, reiškia, irgi prašėm, veskit laidą, kažkokį publicistinį laidą iš senjorų gyvenimo, kad būtų patirtis parodyta, šeimos gražios, tai ten kažkokie, tokios links įdomus. Padarė, tai yra padarė, mano pasas meluoja, ne? LRT. LRT ten. Ne ta laida ir ne tie pokalbiai ir ne tokios reikėtų. Ir laikas duotas šeštadienį 8 ryto. Ai, taip. Turbūt kaitosi, kad visi keliasi anksti. Bet žiūrėkite, jau pats laidos pavadinimas, mano nuomonė, mane įžeidžia. Taip. Mano pasas nemeluoja. Ir mano nemeluoja. 67. O jūsų meluoja? Ir aš tai savo metais didžiuojuosi. Taip. Ta prasme, aš esu patenkinta savo metais. Vat čia yra tas, jau pats pavadinimas rodo, kaip mato. Retorika yra tai, kas kūrė erdvę, taip? Ir, ta prasme, ir tą intelektualinę erdvę. Ir kai tu sakai, Jau tai suponuoja į negatyvą iš karto. reiškia, Jėzus Marija, kaip gera būti jaunai ir kaip, žinote, kai aš buvau jauna, aš pagimdžiau 2 kurse, dirbau iš ryto valytoje nuo 5 iki kokių 6, tada valiau tualetus mažam viešbutyje, ten universitete Maskvos, tada eidavau, pamaitindavau sūnų, tada žiūrėdavau savo ir gretimam kambarį gyvenusios studentės mergytę, kitą dieną jinai mano žiūrėdavo, tada jinai eidavo paskaitas, kai žiūrėdavo ir atvirkščiai, aš parašiau daktaro laipsnį, aš neturėjau niekada motinystės atostogų, nes jų tiesiog nebuvo. Ir antru atveju, gal biški, kai buvo aspirantūra ir gimė 2 sūnus, jau buvo lengviau, aš puikiai tvarkingai susitvarkydavau. Ir aš ir dabar susitvarkau. Ir dėjot kartais aš neprisimenu, bet tikriausiai paverdavau nuovargis ir žmogiška. Bet aš didžiuojuosi ir savo jaunystę ir tuo, kokia aš esu dabar. Ir kai jūs man sakote, oi, tu nesijaudi, man dažnai sako, ir jums tikriausiai ir tau ras, tu tokia jaunatviška, kam tu sakai to savo metus? Aš tada pasižiūriu, jeigu žmogus jaunas, sakau, o kiek jums be 30, žinot, atrodot vyresnė gerokai. Labai nustemba ir įsižeidžia. Įsivaizduot, būti jaunesnė yra gerai, o būti vyresnė yra blogai. Vat čia yra smegenyse kažkas. Rektor, ar jūsų pasas meluoja? Ir kiek jums metų? Jeigu Ne, nesakyčiau. Ne, Aš galiu pasakyti, žinote, kad už mūsų vyresnė, bet vadovauja Vilniečių 3 amžiaus universitetų ir dar vadovauja asociacijai visos Lietuvos 3 amžiaus universitetų, kurių yra 55. Bet Ne, aš noriu va štai koks yra tikras įvaizdis. apie amžiaus sakymą. Gal jūs pakeisit savo nuomonę? Čia yra priskiriama Oskarui Vaildui ta frazė. Bijokite moterų, kurios pasako savo amžių. Jos pasakys viską. Tai jau aš bijau pasakyti viską. Taip, supratote, tai čia yra tas pozityvumo elementas. Ir aš, pavyzdžiui, pati netikiu, aš kartais pagalvoju, ojei, tiek metų, kur, ne. Bet pagalvoju, aš viską dar galiu, aš atminti dar turiu, ten visą šitą. Ir šitą, kada mūsų dabar čia tos tyrimus daro, tai mūsų universiteto visi yra jaunesni. Biologija, negu rodo pasas, reiškia, sakysim, ten tavo Tos tyrimus daro. tuos visus matavimus, sakysim, ten duoda 60 metų, ten pagal atmintį, ten pagal kažką, tai šitą, ir atrodo, kad tie metai nieko nereiškia, čia dar viską, ir pamiršti kartais pradedi durniuoti, ojei, tau tiek metų atrodo. Aš tai labai savo metus tai taip su kiekvienu, žiūrėk, kiek aš jau visko pridariau per tą laiką ir dar ką nors gal padarysiu. Tai, ta prasme, man atrodo, kad čia aišku, nori sakai, nori nesakai, bet pats faktas, kad tu prievarta esi stumiamas,
jaustis jaunesne kažkodėl. Tai, Aš tai tai man dabar labai visur, juokinga. vat, Man kai jis kur net kalbu, nesupranta. žinot, kaip aš, pavyzdžiui, sakau, šneku viską, ką aš noriu. Va, Aš esu nepakaltinama. Ir aš nieko nebijau. taip, labai. Tai va šiandien pasakoju, kaip reiškia mane buvo čia ten persona non grata padarė, kad 3 amžius kaip 3, bet žiauriausiai pati bjauriausia. Ir kodėl? Šiaip, Ir kodėl? Todėl, kad jie pasako, kad yra problemos, o pas ją jokių problemų nėra. bet jų problema, kiek aš pamenu iš savo buvimo politikoje, nu tokiai veikiančiai politikoje, vienintelė, padarykite mums didesnės pensijas. Taip, Ir dėl to, žiūrėkit, ir dėl to aš pasidomėjau, kaip ponia Grasilda gyveno. Jis pardavė didelį butą Akmenų gatvėje, jau šiaip didelis klausimas, kaip ten, žinote, ponia profsąjungos lyderė sovietinės gamyklos pasidarė kankinė. Ir iš tikrųjų jos nuosavas anukas man sakė, nu močiutė tai visada gyveno labai gerai, tai visada duodavo man didelius kišenpinigius. Žinot, tie verkiantis paprastai yra Taip. tie, kurie gyvena gerai. Yra Taip. tikrai tikriausiai visos sutiksime, kad kiekvienas žmogus yra žmogus. Man labai patiko viena mintis ir aš labai norėčiau ją nustumti į viešą erdvę, kad mums labai dažnai žmogaus teisės yra svarbiau už žmogų. Žmogus visada yra unikalus, vienam geriau, blogiau ir reikėtų ne už teises kovoti, nu kažkokius tenai, va, subrėžtus biurokratinius reikalavimus, o pamatyti, taip gali būti vyresniam žmogui, ypač vienišumo problemos. Aš vis tai, ką sakau, aš ir paskait, žmogui reikia žmogaus. Ir kada vat, yra, tu esi tarp žmonių, yra visiškai... Ir kai tu daug bendrauji, tai tikimybė, kad tau visos tos problemos susietos, kad ir su demencijomis ar ten kognityvinių gebėjimų silpnumu, jos labiau išlis. Bet aš nesakau, kad ir tikriausiai visos sutinkam, yra problemų, bet jeigu tu kalbi tik apie problemas, tu vieną dieną tiesiog išprotėsi. O kokių jūs norėtumėt pokyčių? Koks turėtų būti formuojamas ar keičiamas įvaizdis senjorų? Oi, aš senjorų įsivaizduoju taip kaip karalių. Suprantat, išdidų, visur gerbiama, visur laukiama. Įeina senjoras, jaunimą ar darbdavys ar kas atsistoja ir nusilenkia jo tai išminčiai, jo tai patirčiai. Ir senjoras suprastas. Senjoras, nu dabar sakom, tas senjoras, pagyvenęs žmogus, kuris mylėtų save, kuris būtų labai svarbus savo. Ir tada, kada jis myli save, jis myli ir kitą. Jau ir šventam rašte parašyta, mylėk pats save, tai kaip myli pats save. Mylėk kitą, kai myli pats save. Ir klausykit tokių pokalbių, kaip mums reikia, kaip žmonės nori išsikalbėti. Pavyzdžiui, aš vedžiau psichologijos fakultete. Pasibaigė paskaita, niekas neina namo, dar jie nori kalbėtis. Dar jie nori įsikalbėti ir kiekvienas turi kažką pasakyti. Ir nori pasakyti. Ir jeigu mes prie to apskrito stalo susadintume skirtingus, reiškia, tos senjorus. Nu, dabar Beta veda ten laidą Gero gyvenimo receptai, bet irgi tokie apibrėžti. Bet čia turėtų būti laisvas pokalbis, kiekvienas savo patirtį perduoda. Tai va čia būtų toks kitas gyvenimas. Ir kada, sakysim, mes einam, senjorai dainuoja, ar ten kas, kaip anūkai džiaugiasi. Mano močiutė čia dainuoja, mano močiutė čia šoka. Jūs įsivaizduojat, Aušra, 3 amžiaus universitete šokių studijoje 85 metai šokėja, gražiausiai šoka. 85 metų deklamuoja pusę valandos visą eilėraščių ciklą išsako. Dabar Širvys ėjo pas mus. Klausykit, be jokio popieriuko, be nieko. Kas sakė, kad mūsų atmintis bloga? Mes esame nuostabus aukso kapitalas, socialinis kapitalas. Ir Aušrelė, tokių daugiau pokalbių ir laidų darykit ir mes. Ir mes dar galėtumėm kalbėti ir kalbėti. Taip, bet mes dar kalbėsim ateityje. Bet šią laidą jau šiandien baigėme. Labai ačiū. Ačiū Jums labai, kad Jūs atkreipėte dėmesį į mūsų žilagalvius.